Sveiki gerbėmėjai žiūrovai, dar viena mūsų laida, kaip ir visada, labai ypatinga, labai svarbi, būtina pažiūrėti kiekvienam, stengiamės jums duoti kuo įdomesnės, kuo vertingesnės informacijos. Taigi pradedame. Šiandien mes kalbėsimės, kaip jums atsilieps vitaminų, mineralų trūkumas. Viskas labai priklauso, kiek jums metų ir kokį deficitą jūs turite. Sakykime, jeigu žiūrėti žmogų nuo gimimo iki gilios senatvės, tai jisai pereina kelis procesus. Pirmas procesas tai yra, kol, vaikas subręsta, kol jisai sulaukia pilnametystės. Tai, sakykime, iki 14 metų eina pirmas etapas, tiek berniukams, tiek mergaitėms. Nenustebkite, mergaitė šiaip turėtų bręsti taip pat 14 metų, dabar yra tas dalykas, tas ciklas pasikeitęs dėl, užterštumo. O šiaip anksčiau mergaitės bręsdavo 14 metų. Taigi tas periodas iki 14 metų tai yra periodas natūralios atrankos, kai gamta, evoliucija galima sakyti, atrenka vertus žmonės, kurie gyventų toliau. Šis dalykas dabar yra išjungtas, kadangi visi praktiškai sulaukia to meto. Vaikai dabar praktiškai nebemiršta, labai retas dalykas ir visi žinom labai verkia, labai didelė tragedija, bet būtent šis dalykas yra visiškai išjungtas, visi sulaukia 14 metų. Sakykime, atsiminkite tą filmą apie 300 spartiečių, kur nevykusius vaikus, silpnesnius vaikus tiesiog mesdavo į duobę. Tai spartiečiai savo atranką vykdydavo taip, žiauriai, bet kaip žinia, spartiečiai buvo labai galingi. Taigi, judame toliau. Kai, šita atranka baigta, eina kitas etapas, jisai trunka apie kažkur tai. Žmogus sulaukia kažkur tai iki 50 metų ir tas periodas jisai yra labai smarkiai kompensuojamas jums, nesvarbu, ką jūs darytumėte, jūs turėtumėte maždaug sulaukti 50 metų be didesnių problemų. Dabar kodėl, kas ir kaip. Evoliucijai šiaip žmonijai yra labai tai svarbu, kad jūs daugintumėtės ir kad jūs užaugintumėte savo vaiką. Tai maždaug trunka iki tol, kol žmogus sulaukia 50. Na, žinome, šiais laikais tas procesas yra gerokai pratęstas. Daug šeimų sulaukia vaikų netgi būdami ir 40 metų. Bet šiaip, evoliuciškai žiūrint, tai būtų taip. Ir netgi jeigu jūs per visą tą periodą turėsite labai didelį trūkumą vitaminų arba mineralų, maitinsitės labai prastai, yra netgi parodymų, kad žmonės valgo praktiškai vien bulves ir praktiškai beveik nieko, kiti iš viso maitinasi tragiškai, praktiškai negaudami jokių naudingų mineralų ir taip toliau, ir vis tiek žmonės laukia 50 metų be ypatingų ligų. Tai kaip ir sakiau, šis jūsų amžius yra kaip ir su draudimu. Bet dabar kas atsitinka? Kas atsitiks, sakykime, jeigu jūs per visą šį periodą gausite tik tais 20% vitamino C, sakykime, tik tai 50% kalio, kiek jums reikia, nepakankamai magnio. Jūs žinote, jeigu jūs gausite nepakankamai magnio, gali pradėti traukti raumenis. Tai iš karto reiškia, kad pas jūs trūksta vieno svarbiausių elektrolitų. Be to, tai gali būti taip pat ir dėl kalcio, ir dėl kalio. Jeigu jūs nežinojate, tai viskas labai yra surišta. Tai va, jeigu jūs negausite visų tų mineralų ir vitaminų, kurių jums reikia, jūsų organizmas atsiims vėliau. Tai reiškia, kad jūsų organizmas nepakankamai valysis, jūsų organizmas, mes visi turim savyje vėžio ląsteles, jeigu žinote. Kiekvienas žmogus, aš turiu, jūs turite ir taip toliau. Bet kai imuninė sistema labai sutrikus, jūs rizikuojate susirgti tai, ką šiandien vadinama vėžiu. Iš tikrųjų, vėžys tai yra silpnas imunitetas. Ir pilna yra liudijimų, kai žmonės jau sirgdami vėžiu, netgi 4 stadijoje, praktiškai prieš mirtį, jam jau daktarai pranešė, kad jie mirs už porą savaičių, labai smarkiai pakeičia savo mitybą, sustiprina labai smarkiai savo imuninę sistemą ir pasveiksta. Tikrai. Ir tai pilnai įmanoma, aš pilnai tuo tikiu. Šiaip aš kol kas šito dalyko nesu bandęs, bet ką aš daryčiau, jeigu aš susirgčiau, labai smarkiai sustiprinčiau savo imuninę sistemą. Ko reikia imuninė sistemai, absoliučiai visko, kaip ir minėjau laidoje apie imuninę sistemą, absoliučiai visko. Taip pat ir vitamino D, žinoma, svarbiausia vitaminas C. Taip pat labai svarbi jūsų žarnyno flora. Turėsite silpną žarnyno florą, jums kapėts.
Tai va, reiškia. Ir kaip ir minėjau, šis periodas jūs turite garantiją, kad jūs jį išgyvensite, ypatingai su šių dienų turtais, ta prasme, kad tiek viso maisto, tiek visko yra prekyboje, niekas ypatingai šiais laikais nebadauja, netgi ubagai, visi turi maisto, taigi jūs tą periodą pragyvensite, bet vis tiek yra labai svarbu, kad jūs gautumėte pakankamai vitaminų, mineralų. Kodėl? Nes žiūrint į ateitį. Jeigu dabar paimti daug žmonių nuo 30 iki 50 metų ir padaryti fotografijas ir po to surinkti komisiją ir jiems nesakyti jų amžiaus ir jie turėtų spėti. Ir tarp kitko, toks eksperimentas jau yra atliktas. Tai žmonės negalėjo atspėti, reiškia, kai kuriuos 30 mečius jie priskyrė prie 50 mečių ir kai kuriuos žmonės, kuriems yra 50 metų, priskyrė prie 30 metų žmonių. Iš tikrųjų, ir jūs turbūt žinote, kad dauguma žmonių sunkiai sugeba nuspėti mano amžių. Turiu omeny tie žmonės, kurie visiškai apie tai nežino, aš daug mėgstu keliauti, atostogauti, tai kai žmonės pirmą kartą mane mato ir kai sužino, koks mano tikras amžius, tiesiog labai smarkiai įsižioja. Ir kas yra iš tikrųjų labai malonu. Bet aš ne vienintelis toksai, taip sakant, yra daug žmonių, kurie visiškai prisižiūri sveikatos, visiškai prisižiūri, ką jie valgo ir jie visi iki vieno atrodo labai jaunatviški, nebent turi kažkokių tai ydų, sakykime, daktaras Merkola, jeigu žinote, jisai dėja, jisai sportavo nelabai sveikai, jisai maratonininkas ir dėja jis sensta ir nieko su tuo negali padaryti. Bet, sakykime, daktaras Bergas, šiaip visi, kas prisižiūri tos sveikatos, pažiūrėkite, jie atrodo nuostabiai. Visi atrodo jauniau 15-20 metų negu iš tikrųjų yra. Ar jūs to norėtumėte? Tai va, ir reiškia, kas atsitiks vėliau, tai jūs pradėsite išankstiniai senti. Taip, jūs pradėsite išankstiniai senti ir tą procesą jūs negalėsite sustabdyti. Nebent pradėsite normaliai sveikai maitintis. Šiaip, nenuleiskite rankų. Sakykime, jums 40 metų ir jūs nelabai patenkintas, kaip jūs atrodote. Pas jūs yra jau, taip sakant, tie žili plaukeliai, pas jūs yra labai daug visokių nemalonių dalykų, galbūt nemalonus kvapas, galbūt tas, galbūt anas. Viską galima dar pataisyti. Reikalas tame, kad jeigu jūs užsiimtumėte savo organizmu, jūs galite išsivalyti, jūs galite atjaunėti 10-15 metų. Tiesiog duoti savo organizmui to, ko jam reikia. Labai daug vitaminų, labai daug mineralų. Aš nekalbu apie kažkokius tai papildus. Supraskite, papildai, jie neturi tiek, kiek turi maistas. Kažkokiam brokolyje, sakykime, paimsim brokolį, tenais bus gal keliasdešimt nutri elementų, kurių nebus vitaminuose. Čia ne vien vitaminas C. Tas vitaminas C, jisai derinasi su visais kitokiais dalykais ir jis būtent tas visas kompleksas sustiprina jūsų imuninę sistemą labai smarkiai. Jeigu nežinote, tie, kas valgo brokolį dažnai praktiškai neserga vėžiu. Tai turbūt būtų geras įrodymas to, netgi rūkantys žmonės, kas įdomiausia. Tai reiškia, todėl jums ir būtina prisižiūrėti visų tų vitaminų, visų tų mineralų, kad jūs išlaikytumėte savo jaunatviškumą, ne tik iš išvaizdos, bet ir viduje. Kaip ir minėjau, čia ne tik išvaizda, sakykime, aš viduje jaučiuosi iš tikrųjų geriau, negu aš jaučiausi 18, ir tai yra faktas. Ir dauguma tvirtina lygiai tą patį, daktaras Bergas, Dave'as Asprey iš Bulletproof, paklausykite, ką jisai sako, aš sako, jam 42 metai, aš jaučiuosi kur kas geriau, negu aš jaučiausi, kai man buvo 20. Ir visi tvirtina tą patį. Iš tikrųjų, savijauta nuostabi, energetika puikiai. Sakykime, aš turėjau problemą, pas mane anksčiau buvo nemalonus kvapas iš burnos. Tai praėjo, nes organizmas išsivalė ir viskas pakrypo labai į gerąją pusę. Tai va, kas seka toliau, sakykime, po 50 metų? Tai turbūt žinote, žmonės pradeda sirgti. Bet tai yra neprivaloma, tai priklauso nuo jūsų, kaip jūs pragyvenote tą periodą nuo 20 metų, nuo 15 iki 50. Jūs tada galėjote rūkyti, daug gerti, sakykime, maitintis praktiškai bet kuo, kaip išėjo, taip toliau. Viskas jums atleidžiama. Taip, jūs turite garantiją pragyventi iki 50 metų, nes evoliucija tuo suinteresuota, kad jūs pagimdytumėte vaikus ir kad jūs juos užaugintumėte. Bet tai nereiškia, kad jūs būsite ir toliau sveikas po 50 metų. Tai iš tikrųjų šiais laikais netgi nereiškia, kad jūs būsite sveikas iki 50 metų, nes dabar žmonės iki 50 metų spėja susirgti diabetu, spėja gauti vėžį. Kaip ir sakiau, aš jokiais vėžiais iš tikrųjų pats netikiu, nes mes turime tas ląsteles kiekvienas.
bet susirga tie, kas turi siaubingai silpną imuninę sistemą. Ir taip pat spėja gauti netgi širdies infarktą, kas yra tragedija. Tai nebūkite neprotingi, būkite protingi ir žiūrėkite, ką jūs valgote, įdėkite į savo maistą nutrielementų, o kaip tai padaryti, žiūrėkite mūsų laidose maisto produktus, kuriuos aš siūlau, kaip ir minėjau, kepenėlės, žuvis sardinės, kuo daugiau žalumynų aš siūlau suvalgyti kaip minimum 800 gramų žalumynų iki 1,5 kilogramo ir netgi daugiau. Žinoma, nebūtina jos valgyti žalius, galite pasikepti, galite įspausti sultis, darykite, ką norite, bet suvalgykite daug žalumynų. Tada gausite ir kalio, ir visų vitaminų, kurių jums reikia. Ta prasme, šiaip tai nepamaišytų, netgi pasitikrinti, ar jūs gaunate tų vitaminų, kurių jums reikia. Yra online, reiškia, internete pilna programėlių, kur galite tai padaryti. Sakykime, aš naudoju Chronometer programą ir mes susuksime laidą, kaip ją naudotis. Ir tenais galite tiesiog viską susižiūrėti. Bet nepamirškite, kad jeigu jūs sunaudosite kokius nors maisto papildus, žinoma, jūs labai lengvai pririnksite visus savo vitaminus. Bet maisto papilduose nėra tų visų kitų dalykų, kur yra maiste. Ir be to, maisto papildai dėja nėra tokie jau geri ir nekalti. Tenais daug chemijos, jeigu jūs pirksite sintetinius maisto papildus, tai jūs kaip ir užpildysite visus savo lenteles, bet tie vitaminai bus tokie labai prasti ir netgi kenksmingi jūsų organizmui. Jie praktiškai imituos jūsų organizme tos vitaminus, bet jie nedarys tai, ką tie vitaminai turėtų daryti. Apie visą tai dar kalbėsime ir kitose laidose, nes šiaip apie vitaminus kalbėsime daug. Tai va, kas seka, reiškia, po 50 metų, širdies infarktai, lygos, problemos. Žmonės dažniausiai pažiūri į savo giminės, kuriems daug metų ir nenori sulaukti senatvės. Iš tikrųjų, dėl to tiek daug žmonių rūko, netgi galvoja apie savižudybę, kaip žinia, Lietuvos savižudžių kraštas, jie tai yra tiesa. Ir iš tikrųjų, kam bus malonu žinoti, kad laukęs 80, jis vaikščios su pampersais, pats negalės pasikeisti, tai anūkai jam keis. Aš asmeniškai nuo tokios minties, aš tokios senatvės iš tikrųjų nenorėčiau, dėl to aš taip smarkiai prisižiūriu sveikatą ir tikiuosi, jūs taip pat apie tai galvojate. Mano asmeniškas planas yra 60 atrodyti kaip 40 metų, aš visiems tą patį sakau, tai jums pasakysiu, 80 metų mylėti jaunas paneles, 100 metų aš tikiuosi dar slidinėti su slidėm ir kai sulauksiu 115, darysiu didžiulį gimtadienį. Tikiuosi, jūs būsite mano gimtadienį. Tai va, bet tam, žinoma, reikia labai daug nutrielementų ir aš pasiruošęs juos visus gauti. Gerai, užteks turbūt šiai laidai, jau priplėpėjau, reikės turbūt gerokai ją apkarpyti. Nes iš tikrųjų, manau, pateikiau daug įdomios informacijos, apie ką jums bus būtina pagalvoti, ką jūs norite daryti toliau. Ar jūs norite nesulaukti to laiko, kai būsite su pampersais 80 metų, ar jūs norite sulaukti 80 metų ir kaip aš mylėtim jaunas paneles. Gerai, viso geriausio, čiau.